Sveiki, Unboxing LT ir iš Lidl parduotuvės atsinešiau šiandien ant mūsų stalo Pilos, tai yra Lidl prekybinio ženklo pieną. Tai yra gaivus gurkšnis, parašyta viskas lietuviškai. Tai yra 1 litro butelys ir 2% riebumo pienas. Pasižiūrim, iš ko jisai padarytas ir kur jisai pagamintas. Taigi, tai yra normalus, mikrofiltruotas, pasteurizuotas 2% pienas. Daugiau čia jokių pridėtinių dalykų nėra, jokių ar dar kažko tai tokio. Pagamintas šitas pienas iš kur? Iš Lenkijos. Iš lenkiškų karvių, tai yra lenkiškos karvės davė šitą pieną. Ir kiekgi čia mes turim kalorijų, tai 100 mg yra 50 kalorijų. O stikliniai, kadangi 250 mg stikliniai, bus 225 kalorijos pieno. Taigi pakuotė yra 4 porcijos. Tai skaitykit, pačiandien parašyta, kad 4 porcijos po 250 mg. Tai yra išgeriant stiklinę, 4 stiklinės galite išgerti ir po to skaičiuoti, kiek ten pas jūs kalorijų susidarys. Kalorijų nebus daug, nes visgi pienas yra tik 2% riebumo. Aš asmeniškai nemėgstu riebaus pieno. Šitą pieną aš jau paragavau, mes jau šitą pieną jau perkam šeimą, parodysiu, kad aš jį tikrai paragavau, nes aš turiu masą, kitą butelį, jisai jau yra pragertas, jau yra naudojamas ir perkama ir mes jį geriam. Tai yra aš geriu daugiau, ne tai, kad mes geriam. Žmonai mano nelabai patinka, man patinka. Aš 2% pieno labai su malonumu geriu, aišku, vieną kartą į savaitę, daug negeriu. Gal, jeigu gerčiau daugiau, gal stovesnis būčiau, dar kas, nesąmonės jau šneku. Dabar pradėsim, norėčiau šitą pieną iš karto ir įvertinti ir pasakyti, ar verta jį pirkti ar neverta. Prisiminiau, mes visiškai nekalbėjome apie šito pieno kainą, o kaina tik tai, aš už šitą pieną mokėjau 49 euro centus. Kiek dabar kainuoja šitas pienas Lidl parduotuvėje, gal kažkokia akcija vyksta, nežinau. Aš manau, su akcija ir pirkau. Tai taip, manau, akcija ir buvo, tai sumokėjau už šitą litrą pieno tik tai 49 euro centus. Ir aš manau, kad šitą pieną verta pirkti, tik tai tie, kurie mėgsta 2% pieną. Man jisai patinka, jisai nieko nekvepia karvėmis, nekvepia mėšlo, turbūt cheminių, dėl to nekvepia nieko. Supuvusiais kiaušiniais irgi nekvepia, nebijokit, kad tai yra lenkiškas pienas. Koks jums skirtumas, koks tai pienas? Pienas ir viskas, kaina 49 euro centai. Taip, kad 5 žvaigždžių neduosim, nes jūs pasakysit, kaip čia dabar 5 žvaigždutės lenkiškas pienas, tam, kad neužgauti lietuviškų, kaip sakoma, šaknų, ambicijų, įsitikinimų, kad lenkiškas pienas yra blogas. Duodu 4 žvaigždutes, bet nieko nereiškia, ar 4 duosiu, ar 5 žvaigždutes, duodu 4 žvaigždutes. O tai reiškia, kad šitą pieną pirkti Lidl parduotuvėse aš rekomenduoju.